Kas yra? Danas yra Luko tėtis. Danas man visada yra ir bus Lukučio tetė. Danas yra mano krikšto tetė, Luko tetė, mamos brolis, babos sūnus ir Lietuvos pilietis. Nu, ko aš galiu pasakyti? Danas yra lietuvis. Kas tas yra? Lietuvis myli Lietuvą, vaikus, krepšinį, žmoną. Lietuvis sunkiai ir daug dirba ir jam patinka, uždirba. Tai va, Danas toks. Žino ir mėgsta atsipalaiduoti, kas tas poilsis yra. Poilsis aktyvus savo. Kaip tikras lietuvis mėgsta cepelinus ir alų. Va. Danas yra mano brolis. Šitą, ką tai galėtų reikšti mums visiems? Man vienai. Nieko, jums tai nieko. Žinau, toks kvailas klausimas. Kas yra Danas? O, kaip policijoje, pavyzdžiui, būtų, jeigu, tipo, aš mačiau tą žmogų, aš pabandysiu nuspėti, jisai 1,80 ūgio, sveriantis netoli 80 kilogramų, šviesių storų plaukų, tokių netvarkingų, 4 verpetais, čia vienas, čia kits, čia trečias, ne, čia mano verpetai, šitą mėlynų akių, ir 4 dantim va čia išrautais. Va, atrasit ir čia Danas, žinokit. Žmogus. Šokinėja su šokdynė, mokėsi šokinėti su šokdynė. Kad visas namas bebarškėja, smarkiai labai tikriausiai ant kulnų šoka. O dėl ko jis mokėsi, tai aš nebeatsimenu. Palaukite, bet dėl ko jis dar mokėsi, nežinau. Čia žmonės domisi, kodėl Danas mokinosi šokinėti su šokdynė. Čia mama paleido šitą baisų gandą. Ir dar mama pasakė, kad tai aš mokinau Daną šokinėti su šokdynė. Man tikrai klausimas irgi iškyla tas pats. O kada aš mokinau? Kodėl aš jį mokinau šokinėti su šokdynė? Atsakymo nėra. Mano linksmiausias prisiminimas su Danu tai yra, kai buvo anais metais kaimo šventė ir aš atėjau trumpam ir žiūriu, Danas iš Žydrūnės šokinėja per šokdynę. Tai va dėl to Danas išmoko šokinėti per šokdynę, kad nurungtų Žydrūnę, bet Žydrūnė laimėjo. Nu tai, va. Klausimą man uždavė tokį. Kaip susipažinote su Danu? Aš galvoju, kad aš jį radau. Gimiau ir radau, jis jau buvo. Tada jis lydėjo, va, kaip tai tada jis lydėjo, kaip susipažinote tada. Norėjau pasakyti, kad lydėjo mane visą gyvenimą. Jis lydėjo mane visą gyvenimą. Kur aš ten ir jis, kur jis ten ir aš. Aš manau, kad pirmą kartą gyvenime pergriuvau, nes jis mane pastūmė. Pirmos mano mėlynės, nes jis jas įdėjo. Pirmos mano visos gyvenimo klaidos, skausmai tikrai praėjo nebe jo pagalbos. Nesakau, buvo ir gerų dalykų. Aš išraiškingai kalbu. Gerų dalykų, tik juos sunku atsiminti. Va, sunku. Mes žiūrėjom su Luku filmą ir Danas ėjo parūkyti balkoną. Paskui grįžo.
Aš nelabai prisimenu, kaip susipažinau su Dana, bet prisimenu vieną dalyką. Kai kažkada čia plaukiam Baidarėm vasarą, neatsiminsiu kuriais metais. Ir kai jie plaukė kartu su Luku ir aš šaukiu Luką ir tada atsisuko Danas, nes aš jį sumušiau ir jis labai piktai pasižiūrėjo mane. Nuo to laiko aš jo bijau. Nežinau, kokiai proga. Norėčiau palinkėti, pirmiausia, ko žmogui labiausiai reikia, tai sveikatos, tai laimės ir Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Šitą linkėjimą tau prirašė pilnas internetas. Linkėjimai tau. Vienas labai gražus, ir kiti labai gražus. Ir paskaitysiu. Gyvenimas atranda mus belaukiant pirmos žolės, pirmos meilės, pirmo vaisiaus, švenčių, atostogų, laimės, kuri kaip medis auga mumyse. Cumpleaños feliz. Gyvenimas prabėgs vis beieškant vienintelės tikrosios pasaulio vietos, žmogaus, kuriuo galėtum tikėti, prasmės, lygiausio ir žvaigždėto kelio, o gal kažkur skubančio savęs. Kad save. Sulaukus 40 žodžių, kad be mašinos nuplovimo, alubario ir krepšinio dar kažkokie malonumai tau būtų gyvenime. Iki 50. Su švente. Su gimtadieniu. Linkiu daug metų. Dan, linkiu tau būti seneliu. Arba ne. Dar nežinau, tai čia priklysto, o tavo didelė širdelė trauks. Su gimtadieniu. Nu ko, kad daugiau nebereikėtų mokytis per šokdynę šokinėti, o jeigu mokysis, tai kad sektųsi geriau dar. Kad nebedrebėtų namas, biškė lengviau ant pirštų galų šokinėtų. Tai jau ko dar čia palinkėti. Ko dar? Kad dantų daugiau nebeišbarstytų. Kažkaip aš ir dantų temą. Kažkaip palėčiau, man atrodo. Labai kažkaip skaudė temą. Dančių.